Sveiki visi! Ar jūs kada nors susimąstėte, kodėl moteris turi mažesnę raumenų masę negu vyrai? Mūsų visuomenėje gajus stereotipas, kad baltymai reikalingi tik aktyviai sportuojantiems ir auginantiems raumenų masę. Vyrai sako, kad jiems reikia daugiau baltymų, nes jie turi didesnę raumenų masę ir reikia ją palaikyti. O moteris, turėdamos mažesnę raumenų masę, turi mažiau valgyti mėsos ir apskritai mažiau valgyti. Tai logiškai mąstančiam žmogui kyla klausimas, iš kur moteris gali turėti raumenų, jeigu jos mažiau valgo, ar iš oro jom gauti. Aišku, baltymų yra ir augalinėme maiste, bet jie nepilnaverčiai ir sunkiai įsisavinami. Dėl baltymų trūkumų moters mityboje jos raumenų masė sumažėja, moteris nusilpsta. Anot vyrų logikos, jeigu žmogus silpnas, turi dar labiau nusilpti, jeigu stiprus, dar labiau sustiprėti. Palyginimui, jeigu žmogus vargšas, turi dar labiau nuskursti, jeigu žmogus turtingas, turi dar labiau praturtėti. Nejaugi žmogus, turėdamas mažesnę raumenų masę, turi badauti? Na jau ne, kaip tik turi valgyti daugiau baltymų, kad užaugintų savo trūkstamą raumenų masę ir kad palaikytų raumenų masę.